Sveiki, mėlyje, esu Lina Kontautienė iš įmonės OB Lignilinėje ir mes esame degintos medienos gamybos ekspertai. Dažnai sulaukiu klausimą, kuo reikėtų padengti terasinės lentas, kaip jas prižiūrėti, atnaujinti ir kokią alyvą ar dažymo priemonę naudoti. Todėl šiandieną lankausi pas profesionalus ir pasistengsime atsakyti šitą klausimą. Labas, Donatai. Labas. Tai trumpai prisistatyk, kuo jūs užsiemate. Mes atstovaujame vokiečių gamintojų dažus ir tiekime jas pramoniniam ir naudojimui ir visiems fiziniam asmenim. Ir fiziniam asmenim. Tai pabandom atsakyti į klientų klausimus, kokią priemonę geriausiai naudoti, norint apsaugoti terasinės lentas. Terasinės lentas pagal mano išbandytus produktus rekomenduočiau naudoti alyvas, kurios tikrai nesilups. Aišku, yra blukimas, bet terasa yra toks dalykas, kurį reikia prižiūrėti, kad ją turėti gražią ir estetišką. Taip, kadangi ant terasos mes vaikštome, yra mechaninė trintis, tai natūralu, kad ją reikės atnaujinti, o kaip dažnai tą reikės daryti? Priklausomai, kur ta terasa yra, ar tai yra pietus, rytai, ar stogas, be stogo, bet dažniausiai, kad turėt gražią terasą, rekomenduočiau ją atnaujinti kiekvienais metais. Ir tai geriausia daryti pavasarį, taip? Pavasarį, galbūt ir taip, galbūt ir ne. Priklauso nuo to, kokia yra mediena ir kaip jinai atrodo. Visada reikia žiūrėti į patį vaizdą, kaip jinai atrodo šiuo metu. Ir jeigu jums tai netenkina, tada ją reikėtų peraliuoti, atnaujinti. O kaip prieš atnaujinimą ją reikėtų paruošti? Reikia šveisti, valyti, plauti? Kaip turėtų būti paruošta pati lenta? Jeigu tai yra atnaujinama kiekvienais metais, rekomenduoju tam tikrus valiklius. Yra giluminiai valikliai, yra paviršiniai valikliai. Jeigu medis jau pradėjęs pilkėti, tai reikėtų giluminio valiklio. Jeigu tai yra tiesiog purvas ir nešvarumai ar samanos, gyvi organizmai, tai tokią terasą reikėtų ją atnaujinti, nuvalyti su paviršiniais valikliais. Ir kai išdžiūsta, galima tepti alyvą? Taip, tada reikėtų pasirinkti alyvą. Jeigu buvo naudota tirpiklinė, naudoti tirpiklinę, jeigu buvo naudota vandeninė, geriau naudoti vandeninę. Dar, va čia labai įdomius raktažodžius pasakei, tirpiklinė alyva ir vandeninė alyva, kuo jos skiriasi? Taip, tirpiklinė alyva tai yra linų sėmenų pagrindu, vandeninė alyva tai yra alyva nanotechnologijos vandens pagrindu. Supratau. Ir tarnavimo laikas tiek tos alyvos yra panašus? Taip, nes dažniausiai alyva užnešama plonų sluoksnių, nereikia jos užnešti storai, kad sudaryti plėvelę. Geriau, kad jinai būtų užnešama ploniau, nuvalomas perteklius ir toks paviršius tikrai jums nesilups, bet aišku blunka nuo to, dėl to reikėtų atnaujinti. Natūralu, juk medis yra natūralumas, tradicija ir šiluma, kurią jisai mums suteikia, tai turiu klientų, kurie su džiaugsmu laukia kiekvienų metų, kada galės atnaujinti savo terasos lentas arba namo dailylentes. Ar turi dar kokių patarimų mūsų žiūrovams? Terasą atnaujinti reikėtų, kada jau orai pasidaro tikrai pakankamai sausi, kad terasa nebūtų drėgna, kad naktį nebūtų didelės drėgmės ir dar toksai niuansas vasaros laikotarpiu, kada yra labai karšta, irgi nerekomenduoju jos atnaujinti. Ačiū, Donatai, už atsakymus. O ar tos alyvos galima įsigyti pas jūs? Tikrai taip. Ir tada primink, kur jūs esate? Mes esame Kaune, Ateities plentas 4B. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito pasimatymo. Linkėjimai, Lina Kontautienė, OB Lignilinėje. Ir Donatas Meigys, dažų prekyba. Iki malonaus.